0.01.2. Miss. Gosh. 1-1. Hit or miss? Wait, tell Run! Vėliava kel, Lietuvos Respublikos himną giedok! Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo. Ar bandėt kada daryti laužą? Taip. Ar pavyko? Taip. Pavyko? O su kuo uždegėt? Šiaip paprastai sukrovėt krūvą ir uždegėt. Gerai, kad pavyko. Vakar sausa viskas buvo? Ne. Ne, šlapia? Taip. Mes ir vakar darėm. Ir gerą žiebtuvėlį turėjote, ne? Tai va šiandien išmoksi daug kitokių dalykų ir kaip tą paprašiau padaryti, kai neturit žiebtuvėlį. Taip, kurti yra viena. Bet jeigu užkursim mes tą ugnį, su ant degtukų neišsikepsim žuvies, taip neišsivirsim vandens. Reikia, kad laužas būtų didesnis, ne? Ir viskas eina palaipsniui, pagal eiliškumą. Tai visų pirma, pati ta degioji medžiaga, kuri labai greitai užsidega, tai tarkim, galima beržo tošį naudoti ar visokias kitokias medžiagas. Vėliau apie tai pamatysit, kas ten kur kaip. Paskui lizdas vadinamas galima taip pasidaryti, ne, ir užsikurti tą ugnelę vadinamą pirmą. Paskui turim būti pasiruošę smulkesnių šakelių ir šakelės visos vis didėja. Iki rastų jau galim deginti. Aišku? Bet ta srovė per šitą visą platumą ir nepakankamai įkaista. Tai ką reikia daryti? Mes truputį sutrumpinsim, susiaurinsim pirmoj vietoj, bet tas foil yra conductor, kai jūs čia pridėsit, ne tik čia pasidarys karštą, bet čia vidury, ir matot, jau rūksta. It just crumbles up. O koks principas? Tas pats, ką mes čia darom. Elektra turi srovę ir ta srovė užkaitina like a toaster ir daug nereikia. Matot, kaip greitai? How do you guys not know this? Ne? It just looks Daug cool. nereikia. It just looks cool. Medis, beržas. Ne tik lietuviams, bet ir iškylautojams. Matyt, išėmiau, šitas buvo pilnai peršlapęs, su ranku nubraukiau, nors išlapęs vis tiek dega.